Tikriausiai daugelis einam per nuolatinius išbandymus čia žemėje. Nepasitikėjimą, nepagarbą, sunkumus, emocinės, fizinės sveikatos. Ir atrodo, kur yra Dievas, kur yra šiandien gyvas Dievas ir kodėl visa tai vyksta. Ir kodėl visa tai vyksta, atrodo mano gyvenime. Noriu šiandien kartu su jumis skaityti Pradžios 39 skyrių, kad kartu mąstytume, priimtume tai kaip gyvą išmintį, gyvo Dievo išmintį ir ją vadovautumėmės kartu nuolat ir pastoviai. 39 skyriuje Juozapo istorija rašo: Juozapą nuvedė į Egiptą ir egiptietis faraono rūmų valdininkas, sargybos viršininkas jį nupirko iš Izmaelitų. Jį, tai vadinasi Juozapą, nupirko. Suprast reikia į vergystę. Taip jį nusipirko. Ir antra eilutė sako: ir viešpats buvo su Juozapu, ir jam viskas sekėsi. Jis gyveno savo valdovo egiptiečio namuose. Jo valdovas pastebėjo, kad viešpats buvo su juo ir kad visa, ką jis darė, viešpats laimino ir jam sekėsi. Čia atrodo yra tik 3 eilutės, bet pasakyta pusė žmogaus gyvenimo Juozapo. Tikiu, kad daugelis žino ir prisimena Juozapo istoriją, kai broliai jį išdavė, jį pasmerkė mirčiai, palikdami duobėj dykumoj, jį pasiėmė Izmailai, pardavė į vergystę. Atrodo, tiek daug žmogaus gyvenimo etape artimiausios aplinkos, išdavystės, nepagarbos, artima aplinka tave palieka mirčiai. Greičiausiai ne vieno mūsų nūdienose pasitaiko, kad artima aplinka išduoda, taip nepriima, atmeta. Ir tai yra sunkiausia su tuo, nesakau susitaikyti, bet tame gyventi. Bet mus gali ir įkvepia tik tai Dievo išmintis ir Dievo pavyzdžiai, kurie palikti šiandien mums maitintis, kad būtų mums gyvybė, kad būtų mums išmintis, kad būtų mums sveikata, kaip praeiti, nepasiduodant tokiose sunkiausiose aplinkybėse, kaip aprašyta 39 Pradžios skyriuje. Ir čia aiškiai rašo, kad viešpats buvo su Juozapu. Tai nereiškia, kad jis išvengė tos ypač sudėtingos aplinkybės. Nors jis prašė brolių 37 skyriui, 38 skyriui pradžios knygos, jūs tikrai patys skaitykite ir patys įsigilinkite. Juozapas buvo nuolankios širdies, jis prašė brolių pasigailėti, bet broliai jo nepasigailėjo. Ir Juozapui reikėjo visą tai išgyventi. Ėjo valandos, dienos, niekas nesikeitė, o situacija tik blogėjo. Jis suprato, kad jo situacija yra ypač sudėtinga. Bet kas svarbiausia ir mums taip svarbu mūsų gyvenime, suvokti ir suprasti, kad kokia bebūtų sunki aplinkybė, bloga žinia, nepagarba, išdavystė, nesiskaitimas su mumis, nepasiduoti. Ir tai akivaizdžiai sako, kad Juozapas nepasidavė. Ir žinote, tai buvo matoma. Tai buvo matoma, nes
Juozapas rado Patifaro akise malonę, jis tarnavo Patifarui ir tas paskyrė jį savo namų prižiūrėtojų ir valdytojų. Tai reiškia, kad Juozapo elgesy buvo matoma tam tikra išraiška, nes mes turim emocinę kūno kalbą, ar ne? Ir tai Juozapo gyvenime buvo matoma sunkiausiose aplinkybėse. Kitoje rašto vietoje ir keliose rašto vietose apie tai sako, kad ir čia 21 eilutėje tą patį sako, kad viešpats buvo su Juozapu ir parodė savo gailestingumą ir davė jam rasti malonę ir kalėjimo viršininko akise. Tai reiškia, kai jis tarnavo Patifarui, jį apšmeižė. Prie jo prisikabino Patifaro žmona, mes žinom. Ir gyvenant su viešpačiu Juozapui, situacija blogėjo. Dar blogiau darėsi. Ir jį apšmeižė. Ir dėl to šmeišto jam atsitiko dar blogiau, jis atsidūrė kalėjime. Bet kalėjimo viršininko akise Juozapas rado taip pat malonę. Tai reiškia, kad gyvenimo kely nebūtinai, kad mes išvengsime sunkių aplinkybių. Bet kaip guodžia ta Juozapo istorija, kad kiekvienoj vietoj, kur Juozapas buvo, su juo buvo viešpats. Ir viešpaties malonė, viešpaties gerumas jį lydėjo. Tai reiškia, kad Juozapas savo vidumi, savo įsitikinimais nesitapatino su aplinka, neatsakė tuo pačiu. Jo neišgazdino pirma žinia. Jis nesitapatino su tuo, ką matė jo akis, nesitapatino su tuo, ką girdėjo jo ausis. Jis žinojo, kad viešpats yra su juo. Šiandien noriu, kad kiekvienas iš mūsų augtume, pilnėtume savo vidumi, savo širdimi, gyvo Dievo pažinimu. Ir jeigu atrodo ypač sunki aplinkybė, žinoti ir pasitikėti, kad viešpats nepaliko, kad jeigu yra sunkumai mano gyvenimo kely, tai nereiškia, kad viešpats nuo manęs nusisuko. Jeigu šiandien tau yra labai sunku, žinau, kad viešpats yra su tavim. Nesitaikyk su tuo, ką išgirdo tavo ausis, ką mato tavo akis. Sustabdyk biškiuką. Man gaila kekso, aš negaliu susitaikyti. Aš nežinau, kodėl keksui tas prakeiktas vėžys atsirado. Aš negaliu prarasti kekso. Aš nežinau. Kodėl va taip atsitinka? Aš tiesiog nežinau. Ir daug žmonių, visi žmonės tikriausiai nežino, kodėl taip atsitinka. Sutinku ir suprantu, kad kiekvienas tikriausiai nežinom ir aš pati neturiu atsakymų į daugelį klausimų. Bet žinot, aš vis tiek nusprendžiu ir pasitikiu viešpačiu, kad jis tikrai yra. Ir šitoj situacijoje, nors atrodo situacija labai sunki,
ir kiekvienas turim savo situacijas, kurios mums sunkios, nusprendžiu, bet aš šiandien nusprendžiu pasitikėti viešpačiu. Nesuprantu, kodėl tai atsitiko ar atsitinka, bet aš priimu, nusprendžiu pasitikėti, kad viešpatie tu esi šitoj situacijai ir padedi. Žinot, va tas sprendimas jūsų, tas mano sprendimas yra didžiausia jėga, viltis, kuri keičia aplinkybę. Ir šiandien, prieš pat darant įrašą, man buvo skambutis ir aš išgirdau labai blogą žinią. Ir būtų nesąžininga apsimetinėti, kad tai nieko tokio. Ir suprantu, kaip kiekvienam iš jūsų, išgirdus tam tikrą žinią, blogą žinią, nėra, kad širdis nereaguoja. Taip ji reaguoja. Bet aš nusprendžiu pasitikėti viešpačiu. Aš, žinot, nusprendžiau dėkoti viešpačiui, kad aš turėjau gerą laiką su tuo, su kuo man reikės kažkuria akimirką atsisveikinti. Žemėje atsisveikinti. Aš nežinau kodėl, bet aš nusprendžiu dėkoti viešpačiui už 10 labai gražių metų. Mariau, jeigu ką iškirpsi gerai, aš tiesiog dėkoju viešpačiui. Ir žinau, kad jis yra su manim. Ir aš žinau, kad jis padeda man. Kaip svarbu, kad šiandien kiekvienas iš jūsų, kad ir ką be išgirstumėt, kad ir ką be matytumėt, pasiliktumėt pasitikėdami viešpačiu, kad jis tikrai yra toje aplinkybėje su jumis, kad jis padeda, kad jis guodžia, kad jis veda. Ir aiškiai Dievo žodis sako, kad jis veda šlovingoj, ne bet kokioj pergalės eisenoj. Ir Izaijo 41:10 sako, nebijok ir neįsigask, nes aš esu su tavim. Aš esu tavo Dievas, aš stiprinu tave, aš padedu tau. Ir man šiandien reikia aplinkybei, sunkioj žinioj, nukreipti savo mintis, nukreipti savo žvilgsnį nuo aplinkybės ir pasilikti viešpatyje. Pasilikti viešpatyje visada dėkojant. Nes Filipiečiams skyriuje sako ir kitose rašto vietose sako viešpats, visada ir už viską dėkokite. Ir dėkoju ne dėl to, kad atsitiko tam tikra aplinkybė, bet dėkoju, kad viešpats yra, kad jis yra mano gyvenime, kad jis yra ir toje sunkioje aplinkybėje. Ir kad jis padeda, jis nesikeičia, jis yra ištikimas. Tegu viešpaties viltis, tas užtikrintas laukimas gero, su dėkojimus širdį, tegu būna kiekvieno iš mūsų ramstis, nes tai stiprina ir padeda. Noriu kartu su jumis melstis, dėkojant viešpačiui. Viešpate, mes dėkojam tau, kad ir kokios sunkios aplinkybės bebūtų kiekvieno gyvenime, ar išdavystė, neištikimybė, skaudus praradimas, netektis. Viešpate, tu vis tiek esi su mumis. Kaip tu buvai su Juozapu, kaip tu buvai su Jobu, kaip tu buvai su kitais Dievo vyrais ir moterimis. Tu šiandien lygiai taip pat esi su mumis. Ačiū tau viešpate, kad tu pildai mūsų tikėjimą savo išmintim viešpate, kad tu kaip ir sakai, saugai mus nuo pikto, saugai nuo viso blogio. Ačiū tau viešpate. Dėkojam tau, kad mes galim gyventi ir renkame šiandien gyventi
tavo viešpatie aukščiausiojo globoje, visagalio šešėlyje pasilikti. Ir mes kalbame su tavim, bendraujam su tavim, vertinam ir branginam tave viešpatie, kad tu esi mūsų gyvenimų prižiūrėtojas čia žemėje ir amžinybėje, mes būsim su tavim. Mes dėkojam viešpatie, kad tu rūpinėsi mūsų gyvenimais, mūsų namais. Viskas, kas priklauso mums, priklauso tau. Dėkojam viešpatie už viską, ką turime šiandien žemėje. Dėkojam už savo artimuosius, už savo brangius žmonės viešpatie. Ačiū, kad tavo žvilgsnis, kad tavo žodis, kad tavo jėga lydi mus per visas dienas čia žemėje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.